Taip, vienu žodžiu, stovim prie Spartano, kurį kažkada naudojo Britų kariuomenė ir kuris stovėjo, nežinau kaip čia pasakyti, konservacijai, tiesiog nenaudojamas kažkur tai ir kuriuos nupirko Ukrainos kariuomenė ar kariuomeniai. Ir jie dabar yra kovinėse pozicijose, čia stovi, čia apkasas. Apkase, tinklas virš mūsų, viskas tvarkoja, čia atlekia ir gradai šitą vietą, ir dronai skraido, ir kamikadzės, ir tie, kurie mėto bombytes. Bet dabar ne apie tai, truputį apie ratukus. Tai šitas Spartanas pats atvažiavo šičia ir jis buvo, matot, yra ratukas ir ant ratukų yra guma. O čia yra guma, šičia gumos nėra. Jinai buvo, kol atvažiavo šičia nukrito. Nes ta guma kaip čia pasakyti, daug metų šitas šarvuotis stovėjo nenaudojamas ir faktas, kad ta guma sukietėjo ant tiek, kad kol iki čia davažiavo, jinai sutrupėjo ir šičia matosi gabalas vienas įstrigęs tiesiog. Va, guma. Buvo ant ratuko, toliau ratukas jisai. Čia yra aliuminio lydmetalis, aš su ranka galiu krapštyti ir jis sutrupa. To skils, sulūš. Tai dabar žiūrim. Abudu be gumos. Viena guma yra, kita jau nukritus, nutrupėjus. Čia dvi yra kol kas dar. Čia matosi, kaip nulūžusi ir nukritusi. Kitas ratukas. Ir paskui žvaigždė. Kodėl darau šitą video, tai tiesiog, kad žinotumėt situaciją, kokia yra technika pas žmonės, kurie turi eiti šturmą. Ir kaip čia dabar gaunasi, kad mes visi norim, kad ukrainiečiai kariautų daugiau, greičiau, geriau. Bet atrodo tokia mažytė problemytė, bet trumpai tariant, jam važiuojant šitam šarvuočiai į šturmą, tiesiog nusimautų vikšras, nes jisai tiesiog nelaikys. Ir jam važiuojant į šturmą, aišku, jis gali vežti karius. Čia yra jo galas. Ir vikšras nukris, jisai sustos. Rusų pturas atskris, bus didelis bum ir daug lavonų, daug žuvusių karių. Toks dalykas, tokia štai situacija ir su tokia technika Ukrainos kariai turi kariauti. Ką daugiau pasakyti nelabai žinau. Ir turbūt nėra čia ką sakyti. Apie bokštelę galiu pakalbėti dar iš karinės pusės. Bokštelis yra, jie buvo gauti be bokštelių, bokšteliai pritaikyti dėti kulkosvaidį Browningas M2. Ir bokštelis sukinėjasi tik tai tiek, kiek karys jį pats suka ranka. Sveria jisai 400 kg. Ir jeigu kontaktas, kol jį atsuksi, tai, nežinau. Kuo mes galim padėti, irgi nežinau. Tik tai šitam video pasakysiu, kad žiūrint į ratukus šitos, tai jie yra vienas prie vieno, kaip Lietuvos kariuomenė naudotų M113
transporterių. Tai aš galvoju, kad galbūt Lietuvos kariuomenės sandėliuose dar tokių ratukų yra likę. Galbūt. Ir kai asmenys, kurie priiminėja sprendimus, pamatys šitą video, galbūt tų ratukų duos. Tai pagalba gali būti ir tokia. Kiekis reikalingas. Tai būtent šitam batalionui, kad apauti šarvuočius jų batukais ir kad jie važiuotų ir vikšrai nenukritinėtų, jų reikia 500. Tai va toks va kiekis. Kad visi tokie turimi šarvuočiai galėtų važiuoti, kariauti ir vikšrai nenukristų. Tai va taip va. Ačiū, kad mus remiat. Vikšrai iki pergalės. Eikite į mūsų puslapį, žiūrėkite, ką mes darom ir kažkaip visi kartu bandysim laimėti. Kartu visada lengviau. Iki ryšio.